Taip, chebra. Obo! Mes ne tą variklį pasiėmėm. Išvaistykliai, 8000 RPM laiko. Tai dar viena nepatikima dalis prie Merso motoro. Padarysim tvirtinimą jam ir jisai mums datempinės. Sveiki, atvykę į Nuokrepšys epizodą, 26 metai, vėl tie patys projektai, vėl mums juos reikia pabaigti. Ir pirmasis projektas, kurio užsiėmiau šiais metais, tai grįžom po atostogėlių, praleidom visai smagiai laiką. Rašykit komentaruose kaip jum, kaip atšventėt naujus metus. Tikiuosi pailsėjot, tikiuosi pažiūrėjot praeitą mūsų video, kur Winterbeateriui bandėm pravaryti techą, bus ir ten update'as, kaip mums pasisekė, nepasisekė praeitą techą, nes ten buvo daug niuansų. Kaip visą laiką, nieko naujo nepasakysiu. O dabar aš noriu parodyti, ką padariau garaže, nes garažas gavo lengvų atsinaujinimų, tai teoriškai turėtų truputį pagerėti kokybę, būtent filmuojam šitam garaže. Nes visą laiką čia truko žiauriai apšvietimo. Einam pažiūrėti, ką nuveikėm garaže ir tada jau eisim prie bildų, ką ten reikia padaryti. Nes man atrodo, šiandien žiūrėsim, ar liko dar gyvas motoras, kurį dabar turim ir ar jau reikia kito ieškotis. Einam pažiūrėsim. Kaip ir minėjau, būtent šitam garaže visą laiką truputį trūko apšvietimo, būdavo žiauriai geltonas vaizdas ir pagrindinė problema būdavo tai žiauriai didžiulė medinė siena, kuri visą laiką atspindėdavo geltoną, užsukom, dažų, nusidažėm pilkai. Lygiai taip pat paslėpiau medieną, dažydamas ją juodai, tai dabar bendrai vaizdas tiesiog truputį tvarkingesnis. Visos šitos raudonos dėžės turėtų kažkur keliauti. Jaučiu, reikėtų jas tiesiog pakeisti į juodas dėžės. Čia apačią apsitvarkėm, bet realiai pusė daiktų nereikalingų ir čia realiai turėtų nieko nelikti ateityje. Čia jaučiu dėliosim tentukus, tai užsidengs viskas, bus rėmėjai. Tai manau, va čia atsiras didžiulis krepšys.com baneris, prie ko mes lygiai taip pat dirbom, plėtėm asortimentą ir poliasortimentas vis dar didėja. E39, E60, tai žodžiu Batmanas, kiaulytė, dar daug kitų automobilių greitų metų gaus poli papildymus, 70 eurų kasdien nemašinam. Užsukit, gal ir jums kažko prireiks. Žodžiu, tai šių greidų ką padariau, tai atsirado dar viena šviesa čia. Planai dar padaryti viršuje šviesą, nes truputį trūksta apšvietimo. Lygiai taip pat ir Aleksui, kad realiai galėtų dirbti. Čia realiai kaip ir niekas per daug nepajudėjo. Kalbėsim apie tai vėliau. Toliau atsirado čia viršų šviesa, atsirado ten viršų šviesa, nusivalė tentas, kad truputį baltesnis būtų. Radom kažkokį plintusą, padarėm juodą plintusą. Tai bendrai žiūrint, tiesiog vaizdas tvarkingesnis, tai juodas spalva realiai viskas sulėjo, tai garažas gavo tokį lengvą update'ą. Plus daugiau šviesos baltos, tai tikiuosi, kad vaizdas dabar filmuojant nesvarbu iš kur nebus toks geltonas. Kai filmuodavom Passadą, tai būdavo daug geresnis apšvietimas. Tai va, tikėkime, kad visą laiką bus toks geras apšvietimas. Rašykit kaip jum, daug tvarkingiau, aišku dabar vėl viską išradžiau, nes jau pradedam darbus prie 900-ko, čia yra sąrašas darbų ir lėšų, kurių reikės, kad mes dabaigtumėm šitą 800 arklių bildą. Mums reikia turbaką pasileisti, mums reikia sandėlį pasileisti, tai ir sandėlio update'as bus. O šiandieną ką norėjau padaryti, tai vėlgi dabar dėliojasi veiksmų planą, kas toliau, ką čia nusiardyti, ką iš anksto pasidaryti prieš nusardant. Tai ką noriu šiandieną pasidaryti, tiesiog įlysti į porą cilindrų ir pasižiūrėti, ar turim vis dar gyvą variklį. Tai kiekvienas kompresorius, kuris mirdavo, palikdavo žymelę variklį. Kompresorius, kai susimala, tai metalinių drožlių daug atsiranda ir kaip jūs gerai suprantat, jos keliauja į siurbimo traktą. Į siurbimo traktas keliauja, žodžiu, tiesiai į cilindrus, kuriuos ir išiminėjom per etapų video, jeigu jų dar nematėt, peržiūrėkit, nes bet kokiu atveju kvepia tai, kad surinkinėsim antrą variklį jau su švaistikliais, kaip ir minėjau, jų lygiai taip pat laukiu, jos kaip ir išsiuntė. Tai antras variklis susirinks, bet aš noriu pažiūrėti, ar šitas variklis gyvas ir ar šitą variklį dar galėsim naudoti, nes visą laiką antras variklis, bet būtų gerai, kad ir šitas būtų ledas, nes papildomos išlaidos, kaip visą laiką, nesinori jų daryti. Kimam į darbus, išsisuku porą žvakių ir pasižiūrim su šita kamerytė. Tai yra Parkside kamerytė, iš tikrųjų žiūri gerai visą laiką tarnaudavo. Tai su ją greitai įlendam į cilindrus ir pažiūrim, koks ten vaizdas dabar iš vidaus. Bet kaip gražu. Iš karto fainiau dirbti. Nekeista, kad stumoklis šonuose nuplautas toks. Ir dar šiem metam turiu labai gerų žinių, nes mes tęsim bendradarbiavimą su Tro.lt. Ką tai reiškia? Jūs gaunate kitą nuolaidos kodą, krepšys26, su kuriuo perkant už 50 eurų arba daugiau, gaunate nemokamai siuntimą pašto matu. Kodėl Tro.lt? Kaip ir prieš tai minėjau, net ir šiuo metu vyksta akcijos
ir tiesiog palyginkite kainas. Nueikite į toro.lt, išsirinkite prekę, kuri jūs domina ir palyginkite, jeigu jūs pirktumėte ją vietą. Internetu perkant visą laiką pigiau, jau šitą nekartą minėjau, plus 30 dienų grąžinimo garantija, žinau, kad jums tai patinka, nes taupot pinigus kartu su toro.lt. Ir lygiai tą patį ir aš darysiu, nes jeigu jas suprasit kodėl, mums reikės lygiai taip pat užsipirkti žiauriai daug detalių, o ten rasit visko, ko jums reikia automobiliui, jo tvarkymui, įrankiai, detalės, filtrai, viskas realiai pagal katalogą. Susivedat savo modelį, randat bet ką, ko jums reikia, tiesiai iš toro.lt ir nepamirštam, naudojamės kodu, kuris dabar jau yra krepšys 26. Ir dėkui labai atrodo, kad pasitikė mumis ir palaiko mus jau antrus metus iš eilės. Paskutinį kartą, kai lyginau detalių kainas, tai buvo 30% pigiau, net ir be nuolaidų, o dabar grįžtam toliau. Tai su varikliu turim ir gerų žinių, ir blogų, bet principė variklį teks keisti. Čia kai visą laiką, kol išvadas darėmės namie, tai dabar šiandieną grįžau jau viską aprinkau, nes jis realiai ruošiamas išėmimui, bet kol kas, kol visi darbai čia vyksta, kuriam darbam reikalingas jis, tai čia kol kas pabus. Bet esmė kame, patikrinau, kas viduje cilindrų, kas visiškai normalu, scoringai ir taip toliau, tai tam reikėjo padaryti leak-down testą. Leak-down testas tai principė išstatai stūmoklį, žodžiu, į top dead center, kad jis būtų viršuje, sukelia slėgį ir žiūri, ką vožtuvai, ar leidžia ar neleidžia tą slėgį. Tai čia turiu pasirašęs rezultatus, tai mes turim 14% viskas ok, 5, 1 15, 6 28 jau neidealu, 40 vožtuvų damage'as matomas, 40% čia nelabai gerai, 35 čia ties 7 tai scoringas, ką tai reiškia, kad labai daug riskių, ir trečias 70% lykas. Bet visą laiką įdomiausia, koks tai lykas. Tai tuose, kur buvo 15-20%, tai matėm, kad įsiurbiminiai vožtuvai tiesiog truputį leidžia, normalu, čia vėlgi neidealios sąlygos tai patikrinti. Gal kokia šiukšlytė pateko, tai pasistengiau išvalyti iš pustorų, bet ten, kur 70%, tai truputį įdomiau, nes leidžia ne per įsiurbimo vožtuvus, per stūmoklį žemyn. Po Red Bull'o pas mumis pradėjo labai baltą dūmelį mesti pro catchcaną. Pro alsuoklį tas 70% ir varė, kas nėra gerai. Tai žodžiu, kai dariau testą, jeigu čia per alsuoklyną dedi pirštukus, tai pučia orą normaliai, jos užkimšus net teplalas pakilo per tepalo matuoklę. Tai gali reikšti tik vieną dalyką, kad vieną cilindrą praktiškai neturim. Kaip? Faktiškai, kaip aš sakau, pravažiuotų sezoną, per catchcaną normaliai išautų to balto dūmelio, nes per išmetimą jo nebuvo. Bet sezonui variklis, jau tokio variklio nerinksim, nes bet kokiu atveju planas dėti čia švaistiklius, dėti dar kelis dalykus, kuriuos vėliau papasakosiu, o kad juos dėti į tokį variklį, būtų tiesiog beržės reikalas. Ir mums reikia kito variklio, kurio ir ieškosim ir kurį ir bildinsim. Todėl tęsim toliau darbus prie variklio, tiksliau ne prie variklio, toliau tęsim variklio skyriuje darbus, nes čia žiauriai daug ir daug smulkių darbų. Reikia čia boksą pagaminti. Šiandieną, ko užsiminėjau dabar, tai bandžiau padaryti įdubimus, kad neliestų turbina nieko. Kadangi turbina prie pat stakano, tai mums reikia įsitikinti, kad kai automobilis iš esmės važiuos, dirbs, muš ribotuvą, kai jis po truputį judės, nesimuštų pati turbina į stakaną. Mums reikia pagaminti lygiai taip pat turbinos tvirtinimą, kurį jau dabar GFAB gamina. Ir su to tvirtinimu žodžiu, ir su šitu padarytų išlenkimu, ir šitu. Faktiškai turėtumėm kaip ir praslyst, reikia lygiai taip pat plokštumą susižiūrėti, reikia aušinimą visą prasivest, tai čia reikia žodžiu padaryti išsiplėtimo bakelį ir catchcaną viename, tai čia toks įdomesnis projektas. Šiuo metu catchcanas atrodo maždaug taip, čia aišku reikės dar truputį įdirbti. Žodžiu, šitas boksas dalinasi per pusę. Vienoj pusėje bus catchcanas, kitoj pusėje bus vandens rezervuaras aušinimo skysčio. Ir visa šita konstrukcija realiai yra dalinama į žiauriai daug skirtingų detalių, kurias išpjausim lazerių aliumų ir tada duosim suvirint. Ir tada jau viduj kažką sugalvosim, kaip čia kas, kad tarpusavį veiktų. Skylės plius minus pasižymėjom, kur mums reikės turėti. Ir šitas daiktas tiesiog tai vaiz bus. Ir šitas bakelis truputį persidaro. Čia kai gausis, kadangi pas mumis vandeniu aušinamas interkuleris, tai žodžiu irgi visas linijos susives. Truputį įvyks pertvarkymai, kadangi čia jau įeina įsiurbimas. Anksčiau buvo čia žodžiu tas bakelis. Tai padarėm viename, kad sutaupyt ir vietos, ir išnaudot realiai visą vietą, kurią turim. Nes kitur neturi net kur jo dėti. Detalė žodžiu, kurių reikia irgi susirašiau. Tai ten atskiras sąrašas.
nes reikia visokių šlangučių, gabaliukų, lygiai taip pat Wastegate'ą reikia pasijunginėti, visą schemą susiradau, kaip tai reikia padaryti. Kai gausiu iš tų ceriukus, tada pasidarysim Wastegate'o visus reikalus, susipjaustysim, papasakosiu, ką ten gero atradau. Tai dabar trūksta tiesiog detalių. Tai dabar mano tikslas ir yra, kuo daugiau dalykų sužiūrėti, ką reikia nupirkti. Žodžiu, po truputį, tai deduosi GoPro ir tiesiog dirbu ir pažiūrėsim, kas eigoje čia gausis. Man reikia dabar įsidėti atgal turbiną ir toliau žiūrėtis, ką čia veikia gero. Žodžiu, dabar turime ant stalo turbiną ir mano tikslas yra padaryti, kad turbinos nubėgimas gautųsi apačioj, o padavimas tai yra feedas, žodžiu, viršui. Tai reikia dabar kažkaip šitus dalykus tarpusavį pasukinėt. Čia tuoj pabandysiu išsiaiškinti, kaip tai geriausiai padaryti, kad gaučiau to, ko man reikia. Nes čia, kai stovi dabar turbina, tai žodžiu, gaunasi truputį ne ten, kur reikia. Tai žodžiu, feedas turi būti viršui, nubėgimas. Tada nubėgimas tenais. Karterį jau turim, prie karterio reikia bongą privirint, kaip bongą, žodžiu, čia nubėgimą reikia tiesiog atiduoti įvirint, tada reikia feedą pasidaryti, kad feedą pasidaryti reikia dar nusipirkti trišakį ir žiauriai daug tokių smulkmenų, kurias bus žiauriai neįdomu filmuoti, bet tiesiog papasakosiu patį procesą, kas dar čia liko, nes iš tikrųjų žiauriai daug padarė GFAB, tą bendrą metalą, žodžiu, padėjom ten, kuris turi būti, o dabar visą kitą reikia padaryti, kad veiktų, dar kūro visą reikalą reikia pasidaryti, tai kūro irgi detalės užsisakėm visas, lygiai taip pat užsuksim į trodo.lt, reikia pasidaryti užsakymą dalių, ko mums dar reikia būtent prie šito bildo, kad jis ir toliau judėtų. Jau manau, kaip supratot, čia tik tai dalis darbų, tokių smulkių, kurias reikia padaryti. Švaistikliai jau keliauja pas mane ir jau kelių dienų bėgyje jie bus, bent jau tai FedEx'as sako, žiūrėsim, ar nemeluoja. Sveikinu filmerį sugrįžus iš atostogų, tai reiškia, mes vėl turim įdomesnius kadrus. Labas. Dabar jau pereinam prie išmetimo, kolektoriaus slėpimo iš salono pusės, tai žodžiu reikia boksą pagaminti, tai to šiandieną užsiimsim, bet atėjo labai svarbi siunta šiandieną, kurią žiauriai ilgai laukiau ir aš jau minėjau, kad tą variklį, kurį sunkinėsim dabar, jau faktas, kad ne šitą, nors buvo idėja, kad gal netyčia mes šitą dar prikelsim, bet tebūnė, jau neprikelsim, tipo GG, viskas nurašom, eis į staliuką ar kažką panašaus. Mes dabar gavom kaltinius švaistiklius, kuriuos dėsim jau į naują motorą ir mums reikia surasti naują motorą, ką mes dabar aktyviai ir darysim. Ir tikiausiai šiame epizode jau važiuosim porą motorų apžiūrėti, papasakosim, ką žiūrim ir ko mums principė reikia, nes principė daug ko nereikia, reikia tiesiog gyvų cilindrų, per daug nesubraižytų, o jau visa kita toliau bet kokiu atveju keisis. Tai žodžiu, mums atkeliavo švaistikliai, einam pažiūrėti, ką mes gavom. Jau buvau jas susipakavęs, bet principė mes turim vaškinius kaltinius švaistiklius. Kad jūs suprastumėt, kaip juos sunku gauti, tai pasirinkimo realiai neturi, arba tu perki 2 komplektus, arba tu jų negauni, bet čia kažkaip taip gavosi, kad sukalbėjom, kad vieną komplektą nusipirksim. Galite spėti kainą komentaruose, teisingai atspėjusiam, nemokamas pakabukas iš krepždesys.com. Ir ką man dabar reikės pasidaryti, žodžiu, tai trumpai kodėl jas pasiėmėm. Iš tikrųjų, pradinė idėja buvo, ką ir su Aleksu kalbėjom, kad gal mums reikia tiesiog pasidaryti varžtų upgrade'ą. Nes čia, pavyzdžiui, pavyzdys. Žodžiu, pradinė idėja buvo, kad mums gali būti, kad užteks tiesiog varžtų. Realiai, jeigu žiūri į stokinį 5 litro švaistiklį, kurį mes turim va čia, bendrai švaistiklis mūsų powerį turėtų iš esmės laikyti. Pagal tą informaciją, kurią man iškomunikavo protingesni mechanikai, didžiausias failure pointas ir gaunasi dėl varžtų. Ir čia realiai reikėtų tiesiog susidėti tuos vadinamus ERP varžtus. Tik yra vienas niuansas. Realiai, kad gauti ERP varžtus, kastominį dydį jų turi pirkti, kas visą laiką yra truputį brangiau. Ir kai aš pasiskaičiau, kad pavyzdžiui, tokį varžtelį gauti ERP iš katalogo, žodžiu, gaunas taip susidėliojo, kad visam varikliui kainuotų varžtelį kokius tarp 400 ir 500 eurų. Tas dydis kaip ir yra, ne tik, realiai nestandartinis gaunas, nes tokių negamina tiesiog stokiniam tiem. Tai 400-500 eurų, čia jau pakankamai daug. Ir tada pradėjau skaičiuotis, kiek man kainuotų nusipirkti iš karto kaltinius švaistiklius, į kuriuos eina, realiai palyginimui. Truputį kitokie varžtai, žodžiu. Čia ir kitoks jų dydis, ir kitokią apkrovą jie laiko, žodžiu, rimtesni varžtai, bet jie eina tik tai kartu su švaistikliais, nes jie visai kitokio dydžio. Pasiskaičiavo matematiką ir gaunasi taip, kad protingiau užsisakyti kaltinius švaistiklius iš karto su varžtais. Ir pagal specifikaciją, pagal gamintoją šitie varžtai ir švaistikliai, 8000 RPM laiko. Mūsų planas yra 7,5, kas yra jau daug, turi laikyti. Tai ką mes jau padarėm, tai apsižiūrėjom bendrai kiekvieną švaistiklį. Čia gali prieiti pasižiūrėti.
Realiai aš net nustebau kokybę, nes, kaip kokybę. Mes dar aišku nematavom šitų, ar jie ten bendrai yra lygus ir taip toliau. Tai šito dar nematavom, reikės atskirai pamatot, bet realiai išdirbimas ir ką mes turim iš quality vizualiai, tai yra tiesiog, koks produktas galutinis atkeliavo man į rankas. Tai kol kas atrodo legit. Ką mes dabar padarysim, tai tiesiog paimsim kiekvieną švaistiklį ir pasisversim. Kam tai darom, tai bet kokiu atveju, kadangi mes surinkinėjom, reiktų tai turėti omeny, kad surinkinėsim su realiai naudotais stumokliais. Ir tie naudoti stumokliai ir visas tas reikalas, kurį mes surinkinėsim, čia uždėsim, turi skirtingą svorį vienaip arba kitaip, nes tai yra original parts, jos skirtingą svorį turi. Tai idealia būtų, kad gerą balansą pasiekti, idealia būtų gerai susistiguoti, tarkim, išsisveria švaistiklius, išsisveria stumoklius ir tiesiog padaryti, kad vidurkis būtų pakankamai panašus. Kad nebūtų ten, kad vienas stumoklis su švaistikliu, ten nežinau, kokių 10-5 gramų, būtų sunkesnis arba lengvesnis. Tai tą vidurkį, kad pasiekti būtų lengviau, tau reikia švaistiklių, kurie plius minus, praktiškai idealiai turėtų tiek pat svert. Tai dabar pabandom jos, kiekvieną išsisvert ir pažiūrėt, kokius rezultatus gausim. Kokius rezultatus turim? Iš tikrųjų, jų interpretacija tai pasme silpnoji pusė, nes per daug nesigaudau, bet realiai ką mes turim, tai 1, 2, 3, 4, 5 visiškai identiški į gramą. Čia realiai 0,3, tai 0,3 gramo skirtumas, 1,4 gramo skirtumas ir 0,6. Tai pavyzdžiui, idealia, šitie visi, tai visiškai jų nereikia žymėti, nes jie visi yra identiški. Tai kai sukraudinėsim motorą, mums tiesiog reikės padirbėti su 6, 7 ir 8 švaistikliu. Ir jau tada, kai išsiardysim variklį, viską susirinksim, pasisversim, pasižiūrėsim, ant kiek mes telpam ar netelpam. Bet kaip pavyzdys, tarkim, originalus švaistiklis, tai mes palyginom svorį, tai originalus švaistiklis realiai sveria 506 gramus, aftermarketinis, kaltinis 560. Užsisakėm I-beamus, kas realiai, kiek supratau, dedasi pagrindę NI motoruose. Tam, ką mes naudosim, tai yra high RPM plus, biškai pūstelsim ten gal barą, gal 1,2, gal net realiai barą turėtų užtekti. Tai pilnai laikys ir viskas bus kaip ir ok. Lygiai taip pat pasvėrėm originalius varžtus, tai 20 gramų, o aftermarketinis 28 gramai. Daugiau mėsos ir ta mėsa turėtų dirbti savo darbą ir atlikti savo darbą. Tai ką mes pagal idėją turėtumėm su naujais švaistikliais daug saugiau sukti tuos RPM-us ir lygiai taip pat daug saugiau valgysim būstą ir nuo žemų apsukų ir nuo aukštų apsukų. Tai čia kaip ir viskas ok. Ta, ką norėjom, pasižiūrėjom. Dar reikės pasižiūrėti, kokie reikalai pas mumis su tais, kaip čia blema, švaistikliniai, čia indekai. Su indekais ten po to jau viską pasižiūrėsim. Ko mums dabar reikia? Mums reikia motoro, į kurį galėtumėm tai viską įdėti. Motorų pasirinkimų iš tikrųjų yra pakankamai daug, kaip nekeista. Klaipėda, Vilnius, Trakai, Kaune yra 2. Tai pradėsim nuo Kauno, užsuksim. Kaip ir minėjau, man reikia tiesiog pasižiūrėti, kad būtų cilindrai nesubraižyti. Visa kita, principė, galvos keičiasi, tie vožtuvai prisitrina. Tai mes dabar tikriausiai kelsimės į kitą kadrą, kur važiuosim žiūrėti pirmų 2 variklių, kurie eis į probildą. Ir žiūrėsim, kaip jis po to jau laikys. Bet tik gaunam variklį ir visi dalykai juda. Nes dabar, kaip ir minėjau, dabar, kai yra šitas variklis, realiai prie jo darbų daug negaliu padaryti, reikia karterį pasikeisti, po to visas aprengimas keičiasi, tai vandens pompa, škyvas. Ir kai tiek daug darbų, tiesiog nėra tikslo daryti juos ant seno variklio, plus kai žinom, kad dabar jau vienas cilindras kaip ir miręs. Tiksliai dabar prisiminiau, norėjau jums parodyti, kaip darėsi būtent tas leak-down testas ir kaip atrodo tas cilindras, kuris sako miau. Einam pasimti įrankį. Tai įrankis pakankamai paprastas, reikia slėgio, paduodi slėgį, perdodi į cilindrą ir tada jau rodo, kiek cilindras principė išleidžia to slėgio, atgal kažkur į variklį. Tai dabar greitai įsuku ir parodysiu apie ką aš. Tai čia mes turim įeinantį slėgį ir mums reikia sureguliuoti taip, kad tas, kas įeina jau į matavimą, būtų būtent ties set rodiklių. Tai mums reikia, tarkim, primažinti iki set. Pasidarom viduriuko. Čia kadangi sukau variklį, tai pamiršau, tai reikia įsitikinti, kad stumoklis yra viršutinėje savo eigoje, pačiam viršui. Čia tikriausiai vėl tą patį tiesiog pamatysim. Mes dabar esam principė cilindrė ir realiai pirmas dalykas, ką ir matom, tai juoda ryskė. Čia tokios paprastos pakankamai ryskės ir yra kitoj pusėje dar tokia šlykšti juoda ryskė, kuri realiai tikriausiai ir yra priežastis to, ką mes turim dabar.
Juda, sustoja. Kažkur čia, žodžiu. Dabar išsiema kamerą ir kišasi tas šūdas. Žodžiu, ką mes dabar turim? Jau bišį pagerėjom poros procentų. Žodžiu, tai mes dabar turim 70% lyką. Aišku, kamera gal žiauriai gerai nepagaus, bet pagal garsą, net ir pirštus, kai įkišam, jokių pašalinių garsų nėra, uždengus garsas nepasikeičia. Tai reiškia, kažkur tas oras išeidinėja. Ir va čia vat vienas momentas, kurį noriu pabandyti nufilmuoti. Tai čia taip neturėtų būti. Nes dabar reiškia, visas tas 2 barai slėgis, jis realiai tiesiog eina per alsoklyną į kečkeną. Karat nieko gero nereiškia, žodžiu. Sadly, this is the end for you. Ir žodžiu, būtent dėl to ta išvada ir buvo prieita, kad šitas lavonėlis keliauja į stalo gamybą. Realiai rašykit komentaruose, gal kas norit priimti, gal kam reikia stalo, nes realiai sudonėtinčių. Karterį pasimsim, nu žodžiu, staliukas liktų. Iššovėm lakštą, nuvažiavome Lidagrą, kaip nekeista 29 eurai, 1 mm skarda, su kuria turėsim bėdų. Einam pažiūrėsim, kokių bėdų. Pasiėmiau kartoną, kad pasidaryti lekalus. Žodžiu, mums dabar reikia padaryti boksą išmetimui ir dabar net nežinau kaip filmuoti. Tai niuansas pirmas, turim viršui skylę, kurie eina tokiu kampu. Apačioj norim padaryti va tokiu kampu. Ir žodžiu, nu kaip suprantat, čia nepraseina, reikia sugalvoti, kokiu principu tas boksas bus. Plus, kaip aš šitą vietą pavadinčiau, tai mes čia darėm realiai buržuiką, nes turim realiai vamzdį, kuris šildys didžiulę dėžę. Tai reikės ir tą apmastyti, o kaip tą apmastysim, tai jau nupirkau vrepą, titanium kažkokį žodžiu išmetimo. Ja, vrepinsim visą išmetimą. Reikia pagaminti boksą, iš bokso vidaus dar papildomai reikės heat shieldų padaryti, kad kuo mažiau šildytumėm saloną. Bet čia yra vienas iš minusų šito viso pasirinkimo, kad jo, mes radiko nekeliam, kaip ir papildomo svorio daug nepadarom, bet turim tą problemą, kad realiai buržuiką tiesiog salonę pasidarėm, nes šiam laipsnių salonė ir tai būdavo žiauriai karšta, tai pirtelė, žodžiu, bus visiškai idealu. Žodžiu, kadangi skarda gaunas 1 mm, jinai darys tokį, bango, žodžiu, daug garsų skleis, tai mums reikės kažkaip subidrolint iksiukus arba dar kažką, kad niekas nejudėtų. Bet čia vėliau, žodžiu, tai darysim dabar, ką mes mė. Su lazeriu, žodžiu, įlipsiu į vidų. Čia mano nauja darbovietė. Tai mums reikėjo su lazeriu išstatyti visus taškus. Tai pasiskolinau iš Manto lazerį. Su lazeriu realiai atsižymėjom visas vietas, kur kas turi būti. Viską pasižymėjau. Pasidariau va čia kaip ir 2 plokštumas. Dabar pasiėmam kartono. Iš kartono išlipdom vieną dalyką. Tada pasidarysim čia kampuką. Ir realiai mūsų tikslas yra, kad galėtumėm patekti į šitą vietą ir lygiai taip pat lengvai išimti išmetimo dalį. Bendra plokštė, žodžiu, ir bendroje plokštė bus durelės, kurios sandariai, žodžiu, prisisuks, atsisuks. Ir visa idėja jo ir buvo, kad arti žiauriai išmetimo nedarom, kad žiauriai nepersidotų viskas į saloną, tai palikom vietos, kur galėtų kvėpuoti, daugiau oro būtų. Plus tas oras vienaip arba kitaip vaikščios, nes prie išmetimo bus skylė ir viršui paliksim skylę, kad žodžiu, tas oras kažkiek suvaikščiotų ir už šildymą nereikėtų mokėti. Nes čia realiai bus šildymo normaliai. Ką mes dabar darom? Kartoną turim, metalą turim, tęsiam darbus. Man dabar reikia iš kartono išsipjauti realiai didžiulius gabalus, juos prisimatuot ir tada viską persinešti ant metalo, pasidaryti tvirtinimus, žodžiu, ir pradėti virinti. Žodžiu, kom dabar užsiemam, tai yra pirmas variklis, čia pagal tą, čia bus nuo SL R129, tai šitas turėtų pagal idėją būti vienas iš gyvesnių, nes viskas realiai priklauso nuo kėbulo. Tipo, jeigu tu žiūri variklį iš kokio Esniko arba ML, tai bent jau mūsų patirtis parodė, kad ten visą laiką bus daugiau reikalų. Tai ką mes dabar darom, tai kišuosi kamerą ir realiai tiesiog žiūriu, kaip stovis bendrai yra cilindro sienelių. Ką mes turim ant stūmoklio, ar mes turim daug to juodulio, kurioje vietoje tas juodulys. Ir ką sunkiausia padaryti su kamera, tai apžiūrėti kažkaip dabar kamerą, tai reikia basu, kad galėčiau pažiūrėti viską. Čia biškį juodulių yra, bet ne kosmosas, tipo viskas čia normalu kaip yra. Galim ką padaryti, kas yra protinga, tai pasifotkinsim. Nufotkinsim savo veidą, kad žinotumėm atskaitos tašką. Bet šiaip bendrai, ką dabar matau, tai pirmas cilindras nėra kažkokių kriminalų, kas žiauriai man nepatiktų.
Ir va, Mersų motoruose prikolas yra tame, kad mes turim 16 žvakių. Variklis V8, bet realiai ant cilindro po 2 žvakės turim. Tai čia įdomesnė dalis. Bet dabar, kiek supratau, kadangi pas mus kamerytė nėra pati brangiausia, nes mes žiūrim realiai esminį dalyką, kaip čia paaiškinus. Realiai, kad pilnai patikrint, ar variklis gyvas, tai reikėtų daug daugiau testų. Bet mes tiesiog žiūrim, kad būtų cilindrų stovis, kaip ir minėjau, pakankamai gyvas. Tai net ir Parkside šitas dalykėlis mūsų užduočiai enough. Šiaip labai gražus cilindrai, tipo, labai fainai atrodo, tiesąkant. Retai aš taip sakau apie variklį. Pavyzdžiui, ant mano cilindrų, tai va, pavyzdžiui, pavyzdys, va, čia kai yra tie tipo skaičiukai, tai ant mano cilindrų jų nepamatysi, be šansų. Ten būna nagaras toks didžiulis, kad, tiesiog be šansų jų pamatyti jau. Visiškas variklio ekspertas nesu, tai bet kokiu atveju šitos nutraukytės ir informaciją perduosim ir Aleksui. Kaip ten, 2 ląstelės geriau mąsto nei viena. Simai, ką čia darai? Prikilinėjau lavoną, kad galėčiau nupirkti tam lavonui variklį. Žodžiu, ką mums reikia dabar padaryti, tai vėl tos pačius laidelius, kurie atlieka savo darbą. Čia irgi lygiai taip pat atliks, prikurs mersiuką. Tik yra vienas niuansas. Benzo akumas, net ir pilnai su gerais laidais, yra nepakankamas dizelį prikur, tai mes dabar tikriausiai 5 minutės išgersim arbatos ir tada turėtų mesas susikurti, nes dabar nulis, apšė nulis. Tavasi, akumo praktiškai nėra, net avarinis neįsijungia. Reikia iš karto šitą išsijungti, nesisėda masė. Na, reikia. Poėjau, wow! Ai, tai papasakosiu vieną prikolą, kurį mes turim, nes vieno prikolo neturim, mes išmetimo neturim. Aleksas pameta visą išmetimą. Aš išgirdžiu, kad čia labai tipo... Kaip 2 dizelis čipotas dabar. Ką tu ten defektus filmuoji? Čia tuningas. Ne, čia tai pusė. Ir taip, chebra. Obo! Tu kada atidarysi 2 duris, tu jam pareguliuosi ir va taip iš vieto dėsim. Susnaigim, ne. Pala, reikia žiūrėti, pala, stop. Remsis duris, reikia atsidaryti pilnai. Jo, manau gerai bus. Gerai, galima kelt. Laba, čia dėl to variklio skambinau. Mes ne tą variklį pasiėmėm. Mes tą patį pirmą turėjom imti. Čia ne pats pirmas variklis. Tai gerai, tada rytoj atvažiuosim. Atsargiai ten užsikrėsi. Ir atsargiai užsikrėsi triperio ligą ten. Atsargiai. Traukiam tas mašinas. Ten turbo yra. Ko triperis nevažiuoja? Tarsi tavo važiuoja. Džemperį tai toks bezarinį. Čia tipo, tau neišėjo nukosit mano džemperio, tai jis dabar piktas yra. Žodžiu, fitinam kompresorių. Dabar čia daromės tokį primityvų tvirtinimą jo, reikia jį išpozicionuoti ir paskui nusiskanuos ir pasidarys normalus. Bet kaip ir sakiau, kito mums reikia dar pasidaryti laikiną. Rotrexui į daržą iš karto minuso. Padėtis pačios kriauklės. Aš negaliu per visą perimetrą, kaip tarkim pas turbaką, kas 10, kas keliais laipsnius padaryti. O čia būtent yra pagal tam tikrą laipsnių kiekį. Ir jos padėtis būna, tarkim, arba taip, arba va taip. Tai čia yra per kokį 5 laipsnius. Aš dabar tiksliai neatsimenu, reiktų atsidaryti. Ir ką tai duoda, kad mes esam pririšti prie to, kad pas mumis yra aušinimas ir jisai patį kompresorių gali arba į vieną pusę 15 laipsnių pakreipti, arba į kitą. Tu negali bet kaip pastatyti. Tai ties čia yra apribojimų ir jie žiauriai stabdo, nes susidūrėm su to situacija, kad aš jį negaliu nei taip pastatyti, nei anaip pastatyti. Tai teks truputėlį modifikuoti valve coverį. Čia nusipjovė dalis. Buvo paaukštėjimas, kad netrukdytų. Ir manau, kad dabar jau mes plius minus pataikysim. Tai tiek nusiskundimų daiktą ir darom toliau. Tai jau pasiruošęs prasileisti.
Jūs pažiūrėkit, prie ko privedė. Tu pažiūrėk pas tai prie ko. Iš gero gyvenimo. Literaliai jam salonė buvo taip šalta, kad jis išmetimą sugalvojo neprasivesti. Mes buržuikę darėm, čia visai kitas projektas. O tai vėjelį statysi, kad šiltą orą, apie tau per kojas viską ten distributionas vyktų. Aš tokį atskirą langelį darysiu, kur malku tada mes tai ką reikės. Nu, pasiskundėjau, tipo, papasakau visą tą. Jo, aš jau į Rotraxo skundų maišelį. Kodėl, tarkim, vis tiek tai yra pilnai frazuota detalė, vis tiek matot. Tai kodėl negalima buvo čia išėmimą padaryti, kad galima būtų tiesiog daugiau patyčių, nes 15 laipsnių tada duotų visam perimetre viską padaryti, bet ne. Tai va, tokie nusiskundimai šiandienai. Geras groundworkas būsimiems sponsoriams įsigyti. Įsistatėm čia 0,20 laipsnių variklio atžvilgių, tarkim. Ir tą patį mums reikia atkartoti ties čia. Tai čia pakeišim tiesiog, atitaikysim irgi, kad būtų 0,20 ir įsistatom. Plus patį tą 15 laipsnių, čia yra plokštuma speciali. Ir šią akimirką mes turim 12 laipsnių. Ką, meluoju, ne 12, ko mes turim mažiau. Mes turim 1,3 laipsnių. Mums yra svarbu, kad čia mums niekas nemaišytų. Tai mes dabar tiesiog atsuksim ir pažeminsim. Ištrauksim šitą varžtą. Va taip, kad atsistotų. Dabar turėtų būti viskas gana neblogai. Pridedam, pažiūrim, turim 7 laipsnius. Tai vis dar galim truputėlį pakreipti. Neįsim aišku iš karto iki 15, būsim kažkur 10 laipsnių paklaidoj, bet tokia esmė, toks ir žaidimas. Nusipirkom įtempėją, kas čia Land Rover'e, ne? Tai dar viena nepatikima dalis prie Merso motoro. Tai žodžiu, jisai mums labiau tiks, nes šitoj pozicijai padarysim tvirtinimą jam ir jisai mums datempinės patį diržą. Tai vat, judam toliau. Ir svarbiausias dalykas, ko nepažinau, taigi ar kišos per kapotą. Perfekt, čia kaip tik, čia beveik buvo numatyta, kad čia jis bus prieš metus, tai čia taip ir išsipjovė. Tai vėl atgal įdėsim gražiai ir galėsi prieiti pasižiūrėti, ar diržas nušoko, ar dar vietoj. Ir būtent šitą epizodą ties to ir pabaigsim, nes kitame epizode mums reikia išsiardyti pilnai variklį, pažiūrėti, kas blokuose, ir realiai toliau atiduoti visas plokštumas nušlifuoti, padaryti lygias ir realiai surinkinėti pagaliau mūsų variklį. Jau su galtiniais švaistykliais, jau su galvom, jau su velenėliais ir žiūrėti, kas mums gaunasi. Iki tol, sakau dėkui jums už peržiūrą, laikas man vidosas tau, užsukit į krepšys.com, poliuretanas kasdienai ir autosportui, užsukit, o šiam epizodui tiek.